Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia greičiausios rytų Europoje 1000 kilometrų lenktynės. Jos visai jau netrukus prasidės. Pragariška kova laukia mūsų. Labai karšta, galima tik tai įsivaizduoti, ką išgyvena lenktynininkai automobiliuose. Bet mes jums viską papasakosime. Ir šią transliaciją jums padės stebėti mano kolega Ramūnas Fetingis kartu su Audriumi Gelžiniu. Ir vaikinai, dabar jau žodis jums. Ačiū Tomai, sveiki LNK televizijos žiūrovai, sveiki atvykę į Palangą jubiliejinės 15-asias 1000 km lenktynės. Ką tik lenktynininkai įveikė pirmąjį ratą ir Barbara Bauer arba Algirdai Akvilė ką tik pakilo iš 3 į 2 vietą, taigi Ramūnas Čepkauskas vejasi lyderius, o lyderis tai yra turbūt didysis netikėtumas vakar pateikęs surprizą ir įveikęs rekordiškai greitai šiek tiek pasikeitusią trasą per minutę ir 7 sekundės Latvis Konstantinas Calkos su Radikalas R8 automobiliu. Taigi sveikinuosi ir su Audrium. Labas, Audriu. Labą dieną televizijos žiūrovai. Jūs turbūt jau pažįstat mano kolegą ir patyrusį lenktynininką ir trenerį, žinoma, autosporto specialistą Audrių Gelžinį, kuris man vėl kaip ir visą laiką padės komentuoti lenktynes. Audriau, šiek tiek pasikeitė trasa ir šiek tiek daugiau lenktynininkams teks įveikti ratų, bet greitis vidutinis gerokai padidėjo. Kada galim tikėtis finišo? Aš manau, kad gali būti kokių pusvalandžių. Ramūnas liktų optimistiškiau vertina situacijas, galvoja, kad net valanda bus greičiau negu tradiciškai. Tradiciškai mes užtrukdavom apie 9 valandas 29 valandas 10 minučių. Taigi žiūrėsim, čia tokios kaip mažos lažybos tarp manęs ir Ramūno. Aš manau, kad net trumpiau kaip 8,5 valandos. Ramūnas liktai mano, kad truputį trumpiau. Taigi trumpai apie kvalifikaciją ir apie greičiausių lenktynininkų penketuką. 5 vietoje startavo Brum Brum Vitamins by JR Motorsport. Tai yra BMW M3 Silhouette automobilis. Ir šis automobilis yra identiškas tam, kuris pernai laimėjo 2 vietą šiose lenktynėse. Tik tai šį kartą jį vairuoja 2 lietuviai, tai yra Andrius Jaseniauskas ir Dainius Matijošaitis, ir vienas belgas Benoit Dupontas, kuris beje pernai metais laimėjo 2 vietą paros lenktynėse Zolderyje, Belgijoje. Taigi dabar Andriaus įspūdis apie tai, kaip sekėsi kvalifikacijoje. Iš tikrųjų tikėjausi, kad bus greitesni savininkai automobilio, bet trasa mūsų. Turbūt dėl to patirties daugiau, gal tiek daugiau metų praleista šitoj trasoje negu ne pas juos. 4 vieta priklauso General Financing Steel by Pitlane. Žmonės, kurie pernai laimėjo su Porsche 911 GT3 Cup, Nemunas ir Nerijus Dagiliai, Benediktas Vanagas, šiemet į pagalbą pasikvietė labai žinomą sportininką Sebastianą Blekemoleną, automobilių sporto entuziastai turbūt tikrai pažįsta šį žmogų. Tai yra lenktynininkų dinastijos narys. Jo tėtis kažkada bent 3 sezonus važiavo pirmoje formulėje. Jo jaunesnysis brolis yra 2 kartus laimėjęs Porsche Super Cup lenktynes. Taigi, tose kvalifikacijoje vakar Sebastianas parodė geriausią laiką. Mes pakalbinom Benediktą Vanagą, kaipgi sekėsi kvalifikacijoje. Jo, iš tiesų, nauja trasa, jinai šiek tiek pakoregavo situaciją natūralu, plus tikrai Sebastianas padarė labai gerą darbą. Mes pasirinkome Sebastianą kaip daugiausia patirties turintį vairuotoją, būtent važiuoti kvalifikaciją ir tarp kabulinių automobilių ir tarp automobilių su stogu iš principo mes esame pirmi, tai mes to džiaugiamės. Tai yra antra starto eilė rytoj. Mums viskas tenkina. Na ir starto prizininkai Barbara Bauer by Algirdai Akvila CR1, turbūt pats agresyviausias automobilis šių metų lenktynėse. Ir Ramūnas Čepkauskas važiavo kvalifikacijoje, tačiau prieš tai treniruotėse šis automobilis buvo gerokai aplamdytas. Lenktynininkai praleido dienos treniruotės, nes automobilis buvo taisomas ir vos spėjo į kvalifikaciją. Ramūnas pravažiavo visai nedaug ratų ir iš karto gerokai pagerino savo laiką parodytą treniruotėse. Taigi Ramūno Čepkausko įspūdžiai apie kvalifikaciją trumpai. Aišku, visą laiką norėtųsi būti geriausiems visiems mūsų komandai, būti pirmiem, bet šį kartą mes, manau, kad nebuvom lėčiausi, buvom 3, tai iš principo mes džiaugiamės šitą poziciją, nes šiek tiek dar reikia įvesti korekcijų automobilių, reikia kaip kurių techninių sprendimų paspręsti, kurie dabar mus kamuoja. Tai manau, kad mes labai geroj pozicijoje, nes šitose lenktynėse nieko nelėmė kvalifikacija visiškai, nes rytoj laukia beveik 9-10 valandų lenktynės, taip kad labai viskas super.
Na ir du greičiausiai automobiliai, kurie neturi stogo, tai yra du radikalai. Lėtesnysis SR5 priklauso 15 min GSR telšių statybai ir Rokas Stepanavičius, lietuvis, vairavo kvalifikacijoje šį automobilį. Rokas paslapčia man sakė, kad turėtų pravažiuoti lenktynių trasą greičiau negu per minutę 10, tą jis ir padarė. Taigi, kaip sekėsi kvalifikacijoje radikalams ir ar jie galėtų finišuoti? Apie tai trumpai papasakos Rokas Stepanavičius visai netrukus. Rokas beje jau keletą metų yra važiavęs ir pernai jisai važiavo lenktynėse šio automobiliu. Taigi, Roko įspūdžiai. Iš tikrųjų, lenktynėse ta antra vieta nieko nereiškia, bet tai mūsų komandai tikrai didelis džiaugsmas, nes mes su silpnesniu automobiliu nugalėjom stipresnį. Tai yra Kyla automobilis, o tiesiog puiku, neturiu net komentaro. Na ir kvalifikacijos nugalėtojas Radikal SR8, neabejotinai greičiausias automobilis lenktynėse. Tiesa, aš turėčiau būti galbūt šiek tiek ciniškas ir prognozuoti, kad jis mano manimu nefinišuos. Bet neabejotinai, tai tikrai labai greita mašina. Jinai turi vienintelį trūkumą, jos degalų bakas yra 50 litrų, taigi šiems sportininkams reikės pildytis degalus, ko gero netgi greičiau negu kas valandą, dažniau negu kas valandą. Ir šį automobilį vairavo latvis Konstantinas Calko, labai greitas beje lenktynininkas. Jis labai džiaugiasi tuo, kad pasiekė naują Palangos 1000 km lenktynių trasos rekordą. Taigi Konstantino įspūdžiai. Šiame etape tokiose kvalifikacinėse lenktynėse pirmoji vieta nesvarbi. Bet šiais metais, manau, tai svarbu, nes pirmasis automobilių dešimtukas šiose lenktynėse yra labai greitas. Ir būti pirmiems mums buvo labai svarbu. Taigi, štai taip pasakojo Konstantinas, jis iš ties labai nuoširdžiai džiaugiasi ir aš manau, kad jis širdyje džiaugiasi ir dabar, todėl, kad jis pirmauja gan užtikrintai. Pravažiavus jau 6 ratus, beveik 5 sekundėm jisai laimi prieš Ramūną Čepkauską su Aquila CR1 automobiliu. Trečioje vietoje Rokas Stepanavičius, jis, primenu, startavo iš antrosios. Ketvirti kol kas važiuoja Nemunas Dagilis su Porsche ir 5. Dainius Matijošaitis su BMW M3 Silhouette automobiliu. Na, dabar aš perdodu žodį savo kolegai Tomui Langviniui, kuris turi kažką tai pakalbinęs pitleinę. Taigi, Tomai. Dar kartelį sveiki LNK televizijos žiūrovai. Šalia manęs vienas iš čempionų komandos narių, Benediktas Vanagas. Benediktai, kągi, iš karto pirmas klausimas. Kokie šansai yra šiemet apginti čempionų titulą? Aš manau, kad šansai yra visiškai realūs. Pagrindinis dalykas yra tas, kad mes ruošiamės šitam lenktynėm. Mes čia esame ne pirmą kartą ir atvažiavom padaryti geriausia, ką galim. Bet jeigu taip visai tiksliai pasakius, tai manau, kad po 10 valandų mes visi tiksliai žinosim, kaip kam sekėsi. Apie šių metų konkurenciją. Visi sako, kad šiemet konkurencija yra ypatingai didelė ir viskas vyksta labai įdomiai. Mums kaip lenktynininkams iš tikrųjų yra smagu. Nėra miela lenktyniauti, kada tu esi vienas ir pats svarbiausias. Geriausia yra, kada yra didelė kova, kada mes turime iš tiesų gražų mūšį visi su kolegomis ir tada išsiaiškinam, kas yra geriausias. Ir kaip sekėsi automobiliui atlaikyti, tą pažinti su nauja trasa? Nauja trasa tikrai yra dabar paįdomėjusi. Aš pradžioj buvau skeptiškas naujos trasos atžvilgių, dabar manau, kad jinai yra žymiai gyvesnė. Šiaip turėjome 3 dienas pažindinti su trasa, su technika, dirbti su komanda, atidirbinėti keitimus, vairuotojų, padangų ir viso kito. Taip, kad mes iš tiesų 4 dienas čia jau tikrai stipriai dirbome. Prieš tai metus laiko irgi ir dabar per šiandien iki vakaro turėsime išsiaiškinti, kam pasisekė geriausiai. Tai buvo Benediktas Vanagas ir visai netrukus jūs pamatysite ir specialų siužetą apie naują trasą. O dabar perduodu žodį Ramūnui. Ačiū, Tomai. Taigi, lenktynininkai ką tik įveikė 8 ratus ir iš tikrųjų, gal Benas ir buvo skeptiškas prieš lenktynes, tačiau Belgijos lenktynininkai, tie, kurie jau ne vienerius metus yra čia šioje trasoje, labai džiaugiasi pasikeitusią konfiguraciją, džiaugiasi, kad trasa palygėjo ir kalbėjau ir su Stevu Van Bellingenu ir su Veriku Kviku, kurie sakė, kad labai gerai yra, kad žmonės investuoja į trasą. Nepaisant to, kad kiekvieną dieną čia 362 dienas per metus važiuoja automobiliai ir tik 3 dienas per metus važiuoja lenktyninės mašinos. Taigi, įveikus 8 ratus, kol kas Konstantinas Calko tolsta nuo savo persekiotojų. Jis ir praėjusiam rate buvo daugiau kaip 2 sekundėm greitesnis už Ramūną Čepkauską su Aquila. Ir trečias vis dar Rokas Stepanavičius, 4. Nemunas Dagilis. Na ir apie pasikeitusią trasą.
Lenktynininkams teks įveikti 2682 metrus viename rate ir visa trasos distancija yra 373 ratai, nors iki šiol 14 metų lenktynininkams teko įveikti 334 ratus. Dabar pasižiūrėkim trumpą siužetą, kaipgi pasikeitė trasa ir kuo pasikeitė kai kurie jos posūkiai. Šiuos vaizdus matėte jau ne vienerius metus, tačiau šios 15-osios 1000 kilometrų lenktynės bus visai kitokios. Ekstremaliai kitokios. Greičiausių rytų Europoje laukia nauja trasa ir nauji išbandymai. Manau, kad bus visiems įdomu. Ir lenktynininkam, kuriem reikia suvaldyti visą tai, ir žiūrovam, kurie be abejo laukia ir gražios kovos, bet kartais jie laukia ir avarijų. Mes norim, kad jos būtų kuo mažiau, bet čia autosportas. Šioje 1000 kilometrų trasoje 362 dienas metuose vyksta normalus intensyvus eismas. Visa Lietuva važiuoja ilsėtis prie jūros. Tačiau pastarąsias kelias dienas šis kelias priklauso 44 lenktyniniams automobiliams. Nauja danga, o tai reiškia, kad jinai pati iš savęs yra dar labai slidi, nes neprigumuota, tai manau, tai gali įtakoti tikrai tą avarijų skaičių, nes jau dabar važiuojant per treniruotę daug kas prasistabdo, pračiuožia, neapskaičiuoja, išdaužo mūsų vadinamus stabdymo zonas. Šiais metais ši trasa buvo renovuota, ji tapo daug pavojingesnė, daug greitesnė ir žinoma daug rizikingesnė. Mes pasiruošę supažindinti jūs su ją. Mes užvedam variklius, jūs prisisegat diržus. Vėl atsiranda naujos skaičiuoklės, nauji Exceliai, kalkuliacijos, kokia lenktynių strategija pasikeis, kiek pasirinkti, kiek sustojimų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Pirmiausias pasikeitimas lenktynininkų laukia jau išvažiuojant iš serviso zonos. Jūs tik pasižiūrėkite, kaip čia siaura. Taip, automobiliai važiuos 40 km/h greičiu, tačiau mažiausias kryptelėjimas ir jų laukia atitvarai. Manau, kad daug įtakos darys vėl ne tik lenktynininkai, bet ir protai. Tie, kurių nesimato, tie, kurie sėdi garaže su Exceliukais ir su telemetrija iš automobilių. Šioje trasos dalyje automobiliai lekia milžiniškų greičių, maksimalių 200 km/h greičiu. Ir iš šios vietos automobiliai išvažiuoja iš degalinės. Trasa čia yra labai siaura. Ar pavyks išvengti susidūrimų? Nelaukime avarijų, nelaukime susidūrimų, laukime efektingos kovos iki galo. Anksčiau šioje trasos dalyje asfaltas buvo nelygus ir sportininkai skundėsi, kad automobilis šokinėja. Tai tas, tai anas, bet dabar ši vieta yra idealiai lygi. Ir ar jūs matot, kad sportininkai laukia čia? Jeigu automobilis užšoks ant šios briaunos, viskas baigsis jam tikrai liūdnai. Jisai gali pakilti į orą, gali netgi apvirsti, o jeigu paklius į šią duobę, lenktynės jam bus baigtos. Ir šis automobilis bus ištrauktas greičiausiai, tik tai po lenktynių. Žodžiu, nekokia baigtis. Atsirado gana pavojingas posūkis, tas vadinamas kretingos, kur yra su visai nemažu trampliniuku. O pasiekoje nusukau pusažį prieš tai važiuodama. Manau, bus problemų dar ne viena. Tai dar viena itin pavojinga trasos dalis. Pamenat, anksčiau sportininkai sukosi ten. Tai buvo itin lėtas, staigus posūkis. Dabar automobiliai suks iš čia. Kretingos posūkis jiems gali tapti tarsi tramplinas. Jeigu jie pašoks tarsi per trampliną, viskas jiems baigsis labai liūdnai. Tai iš tikrųjų jį kylant, ten toks gaunasi labai staigus perlaužimas ir tiesiog jų priekiniai ratai ore, o tik galiniai sukimba, tik truputį daugiau gazo paspaudė ir iš karto automatiškai mašina pradeda čiuožti. Dar pavojingesnė tapo ši trasos dalis. Jau anksčiau, netgi treniruočių važiavimuose, šie atitvarai pasiglemždavo automobilius, jau nekalbant apie pačias lenktynes. Šiemet šis posūkis tapo dar platesnis ir dar greitesnis. O tai reiškia, kad bus dar pavojingiau. Šiandien diena yra idealus asfaltas, platesnis, labai gera trajektorija ir jisai jau panašus darosi į sportinį posūkį, taip kad čia bus velniškai dideli greičiai, iš tikrųjų, kada nusivalys šiek tiek asfaltas.
mes jų supažindiname tik tai su keliomis naujomis pavojingomis trasos vietomis. Senos pavojingos vietos niekur nedingo, jos taip ir tyko lenktynininkų. Bet kuo daugiau pavojingų vietų, kuo daugiau greičio ir adrenalino, tuo įdomiau. Nes ko reikia žiūrovui? Žiūrovui reikia veiksmo. Ačiū Tomai, išties Tomas puikiai paaiškino apie naujus posūkius ir jeigu reikia veiksmo, tai veiksmo čia išties bus. Nes greičiausią ratą pravažiavęs Konstantinas Calko vakar šioje trasoje važiavo vidutiniu 144 km/h greičiu. Vidutiniu. Tai maksimalus tikrai gerokai per 200. Audriau, šiek tiek apie niuansus ir tą trampliną, kuris mane labai domina. Žiedinių lenktynių čempionato dalyviai čia net 2 automobilius sugadino, nusukdami pusačius, liaudiškai kalbant. Kuo jis pavojingas? Ten gal nėra tai pavojinga, tas gal buvo labiau pavojinga pradiniai lenktynių fazai, kol buvo trasa tik padaryta, paleista ir jinai buvo gana murzina. Plius lenktynininkai nebuvo pasibandę, kurioje vietoje reiktų tą įveikti trampliną, nes yra vienose vietose jis truputį aštresnis, kitose vietose truputį lėkštesnis. Kitas dalykas, ko gal neįvertino jauni sportininkas, tai buvo mini žiedo lenktynių dalyviai, tai kad tokios vietos, tokio posūkio negalima įveikti susuktais ratais. Jeigu tu bandai tą pravažiuoti susuktais ratais ir paspausti akceleratorium, pakaba, tas transmisija gauna labai didelius smūgius. Paskui įsigumavo, kurie yra neapskaičiuoti tokiais automobiliais. Įsigumavo trasa, viskas pagerėjo, pasimatė vėžės, kur reikėtų važiuoti. Trasos gumavimas, tarp sportininkų terminais kalbant, tai yra kuo daugiau ratų pravažiuoji, tuo daugiau gumos palieka sportininkų automobilių padangos ir tuo labiau greitėja trasa. Taip. Tik tai būna tas baisus momentas, jeigu staigiai pradeda lyti arba lėtai pradeda lyti, tai tos įgumuotos vietos patampa labai slidžios. Ir patyrę lenktynininkai tą iškart žino ir jie iškart važiuoja ne trajektoriją. Taip. O tas, kas bandytų įsilaikyti trajektoriją, iškart praras laiką, galbūt net gali įslysti iš trajektorijos, o galbūt net ir sudaužyti automobilį. Taigi kol kas 14 ratų įveikta ir didelių pokyčių mes neturime lenktynėse, todėl pasakysiu apie vieną labai įdomų dalyką. 69 danguje yra tokia populiari grupė su 3 merginomis, Ingrida, Karina ir Nijolė. Ir mes jas įsodinome į 3 komandas. Apie jų nuotykius jos netrukus papasakos, tačiau aš pirmiausia pasakysiu, kad kol kas lenktynėse pirmauja Nijolė, Brum Brum Vitamins komandoje, ji padeda mechanikams, Dainius Matijošaitis šiuo metu 5 bendroje įskaitoje ir greičiausias iš 69 danguje. Na dabar aš norėčiau perduoti žodį savo kolegai Tomui Langviniui, kuris ir pakalbins merginas, kaip jiems sekėsi šią savaitę ir ką jos dirbo komandoje. Taigi, Tomai. Dar kartelį sveiki, mėly LNK televizijos žiūrovai. Žinot, 1000 km lenktynės yra ypatingos tuo, kad kai kuriems labai stipriai pasiseka, čia gali pasijusti tarsi 69 danguje. Taip, ir aš taip jaučiuosi, žinokite. Ir mes tą gerą tokią aurą siunčiame ir jums. Šalia manęs merginos, kurios tapo profesionalių komandų narėmis. Ir žinoma, pirmas klausimas, kaip joms pavyko išgyventi. Nu, žinot, iš tikrųjų čia iššūkis, bet išgyventi pavyko puikiai, nusiprausiam dušuose, kabinose, ten kur papuola, ten visur, bet nuotaika yra gera, nes oras geras ir iš tikrųjų žiauriai ekstremalu būti čia ir labai faina. Nijolė, ar žinai, kaip sekasi dabar lenktynių metu tavo komandai? Nespėjau, nes va dabar reikia su jumis kalbėti. Tai mes perdodam žinias, kad tavo komanda pirmauja. Eina sau, kaip faini. Mano komanda. Karina, noriu tavęs paklausti apie kvalifikaciją. Ar tu pajutai kvalifikacijos dramą? Ar žinai, kas ten vyko? Aš labai buvau, supratat, taip, mane užleido į savo tą namuką prie kavos ir aš žiauriai turėjau ten tvarkyti viską, turėjau sudėti į vietas ir suprantat, ir dėl to aš kažkaip tai praleidau visas tas svarbiausias detalės. Kas buvo, iš tikrųjų, kalbant apie kvalifikaciją, tai noriu pasakyti, kad Ingridos komanda visą laiką pirmavo, lyginant su jūsų komandomis, bet paskutiniam rate Karinos komanda laimėjo ir užėmė 10 vietą, taigi didžiausi sveikinimai. Ai, tai mano komanda dar žemiau negu 10? Kvalifikacijai, bet dabar jau jie šovė į priekį ir jie pirmauja. Ingrida, kas buvo sunkiausia?
Sunkiausiai buvo vairuoti, aišku, žinoma, išsėdėti toj mašinoj ir viską, bet iš tikrųjų labai svarbu yra užduoti gerą garą komandai visai, kad neimtų ir dirbtų kaip komanda. Tai va tai yra sunkiausia. Čia pragariškas karštis. Jums nebėga, dažai viskas tvarkoja, mergaitės, viskas gerai? Vis bandom kažkur tai pasislėpti, tai pavėsi, tai prie ventiliatoriaus, bet šiaip tai bėga. Ingrida, kas ten? Žinokit, geriau karštis negu tešlos, kaip čia dažnai būna, kiekvienais praktiškai metais lietus ir tešlos, tai dabar tikrai daug geriau, dar ir įdegsim. Trasoje jau girdėjome žinią, kad pasipylė pirmieji incidentai ir kągi, gal nekokia žinia Karinos komandos automobilis sugedo. Aš manau, kad jums reikia bėgti tenai ir padėti vaikinams. O mes perdodam žodį Ramūnui. Ačiū Tomai, taigi grįžtame į lenktynės ir 11 vietoj Palanga Visit Apartments komanda, kurios vadovė trumpam pabuvo per pirmas treniruotės Ingrida ir man labai patiko tokia viena frazė, kai jinai susisiekė per raciją su Tomu Jurevičium ir pasakė, nu Tomukai, tai kaip sekasi, jis iš karto parodė greičiausią rato įveikimo laiką. Na, bet prie rimtesnių dalykų. Kol kas 17 ratų įveikė lenktynininkai, Konstantinas Calko su Radikalas R8 automobiliu vis dar pirmauja, Ramūnas Šepkauskas vis dar antras, Rokas Steponavičius trečias, ketvirtas Nemunas Dagilis, penktas Maiklas Verhoigenas su Modžio Launch antrąją komandą. Ir šioje komandoje ką tik pasikeitė vairuotojai, nors dar nepraėjo valanda, bent jau taip rodo mano protokolas. Ar galėjo būti kas nors blogai? Nežinau, nukrito, ta komanda truputį pakrito, bet jie lyg tai važiuoja. Aš nemanau, kad taip greit galėjo pasikeisti, taip kad bandysim pažiūrėti, pasigilinti, kas nutiko ir gal gausim kokios papildomos informacijos iš pitų. Ir 18 ratą ką tik pravažiavo Konstantinas Calko ir Ramūnas Šepkauskas. Audriau, jie kol kas važiuoja neįtikėtinai greitai, tiesiog neįtikėtinai greitai. Paskutinysis ratas Konstantino minutė 11, nors pernai rato rekordas buvo minutė 17 ir panašu, kad rekordo rato padaryti lenktynėse yra labai sunku, jis važiuoja gerokai daugiau. Taigi, manau, kad mes finišuosim anksčiau, lenktynės finišuos ko gero anksčiau. Palauk, Ramūnai, pažiūrėsim. Mes pranešėm, kaip mes susilažinom. O dabar dar, aišku, negalima žiūrėti gerų laikų, negalima tikėtis labai gerų laikų, kadangi visi važiuoja pilnais kuro bakais. Pilnais kuro bakais. Aišku, toksai kaip Radikalas, pas jį iš vis yra tik 50 litrų. Tai jis visą laiką važiuoja pusiau tuščias. Visada važiuoja jo kuras nesudaro didelės dalies jo svorio, bet dauguma automobilių, kėbulinių automobilių ir ypač nelabai galingų automobilių, jie turi 120 litrų baką, tai yra apie 100 kg svorio. Tai 100 kg svorio yra gana daug lenktyniniam automobiliui. Brum vitaminai turi kažkokių techninių bėdų. Mes matome pitleinę, nuėjame variklio dangtį. Mechanikai bando išspręsti, kas vyksta. Sunku kol kas pakomentuoti, netrukus turbūt mes sužinosim, kas yra. Kažką operatoriai rodo stabdžių sistemoje. Beje, Audriau, tavo du sūnus važiuoja, taip kaip ir pernai, toje pačioje Modžio Launch komandoje. Ne, jie važiuoja Likvimoli komandoje, atsiprašau labai, Likvimoli komandoje. Jonas Gelžinis vis dar važiuoja, jis dabar kyla beje į 9 vietą. Ir tu nemanai, kad Jonai dabar sunku važiuoti, ar jis išsimigojęs, nes lygiai prieš savaitę jam gimė dukra, o tau pirmas anūkas. Kaip čia su tais reikalais ir lenktynėmis, ar įmanoma susikauti? Čia gal nereikia painioti tų asmeninių reikalų. Taip, aš labai džiaugiuosi šito įvykiu mūsų šeimoje. Tai pirmas toks įvykis mūsų šeimoje ir Jonas pailsėjęs, nes jo puikiai žmona rūpinasi visais reikalais ir labai džiaugiamės, kad Jonas bent tuo metu galėjo būti šalia jos. Mums nebuvo jokio varžybų savaitgalio ir jis 4-5 dienas praleido kartu su jaunaja šeima, taip kad labai jautri ir įdomi tema. Ja, iš tikrųjų, šiek tiek prieš gerą mėnesį mes su Jonu kiek kalbėjom, tai planas buvo 1000 km lenktynių metu, kad tai įvyks. Nu, nemanau, būtų daug daugiau streso ir daug daugiau neramumo. Dabar Jonas galbūt truputį turi būti atsargesnis. Taip, ir į 6 vietą, beje, bendroje skaitoje kyla Corvair Racing Erikas Kvikas prie dar nematyto mums automobilio Markos Mantis vairo, tai yra 46 startinis numeris. Markos Mantis, ar tu žinai, ką nors apie šį automobilį? Tai yra pakankamai greita mašina. Tai yra pakankamai greita, labai keista, bet jinai yra tokio stiliaus automobilis kaip De Tomaso arba kaip, pavyzdžiui, Ginetta tam tikrą prasme,
kur yra tam tikras sukonstruotas automobilis iš vamzdelinių konstrukcijų, naudoja kokio nors tai žinomo gamintojo variklį, dažniausiai žinoma dėžių gamintojo greičių dėžę ir paskui visa kita yra sudėliojama pagal dizainą, pagal taip kaip automobilio reikia labiau išdėstyti svorį, kokiom lenktynėmis labiau skirtas. Supratau, ačiū Audriau. Mes turime karštą interviu, nes mano kolega Tomas Langvinis stovi prie sugedusio BMW. Taigi, Tomai, perduodu žodį tau, kas nutiko Brum Brum komandai. Mes grįžtame čia į pitleino zoną, kur jau atvažiavo pirmasis automobilis Gedimas. Aš esu šalia lenktyninko šios komandos Brum Brum Vitamins by Motorsport nario Andriaus Jaseniausko. Andriau, kas nutiko automobiliui? Kažkas šiuo metu su stabdžių sistema dar nėra iš tikrųjų aišku, kertasi mūsų priekinis dešinys ratas. Bet, manau, bandom išspręsti, gal greitų metų išspręsti iki šitą problemą. Nesitikėjom iš tikrųjų, vakar viskas buvo puikiai su automobiliu, peržiūrėjom. Bet taip nutinka kartais šitose varžybose, kad jie sugenda tiesiog netikėtai pačioje ir pradžioje. Bet manau, kad mes tikrai toliau važiuosim dar. Kaip galvoji, kiek gali trukti tokio gedimo taisymas? Neįsivaizduoju. Aš manau, kad tikrai neilgiau 10 minučių turėtų išvažiuoti iš šitą mašiną jau. Na, galima sakyti, kad lenktynių pradžia susiklostė neįtin sėkmingai, o kaip automobiliui sekėsi iki šios akimirkos? Ar pavyko išvengti gedimų? Iki šios akimirkos automobiliu viskas buvo puikiai, jokių problemų, šiek tiek vakar kvalifikacijos metu dinginėdavo automobilio, rodydavo kompiuteris, kad gazo pedalas, tai neleisdavo akceleruoti, bet ta problema yra išsprendžiama, išsprendė jau ją. Bet susidūrėm su kita šiandien. Tiesiog. Aš manau, viskas gerai. Mes važiuosim tikrai dar. Ačiū labai, mes perdodam žodį Ramūnui. Ačiū Tomai, taigi grįžtam į lenktynės ir kaip bebūtų gaila, Brum Brum komanda krenta į 37 vietą jau dabar ir jiems bus labai sunku susigrąžinti tą vietą, kurioje jie startavo. O jie startavo 5. Na kągi, brangus LNK televizijos žiūrovai, jūs esate didžiausiai įvykio Baltijos valstybėse liudininkais, didžiausių lenktynių Baltijos valstybėse ir niekur nepabėkite, likite su mumis, nes visai netrukus mes grįšime į lenktynės ir pasakysime viską, kas vyksta trasoje. Taigi, likite su mumis, o dabar eteryje reklama.